Ar tau būna, kad tušas dienos bėgė palieka antspaudus ant voko? Turiu tau lifehacką, žiūrėk toliau. Taigi visų pirma, padažome blakstienas savo mylimiausiu tušu. Stipriai nesistengiu, nes vis tiek dabar voką pravalysiu. Tai čia pirmas sluoksnis, pravalysiu ten, kur prisitepiau, kaip visada. Ir dabar, čia yra pirmas sluoksnis, dabar man reikės baltos permatomos pudros. Panaudosiu šešėlių teptuką lopetėlę ir biria permatomą pudrą paskirstau per visą viršutinę voką, tarsi tai būtų šešėlis. Jeigu biškai pribirės ant blakstienų, tai nieko tokio, nes būtinai dažysime antrą sluoksnį ir tai netgi gali suteikti papildomas apimties blakstienams. Tai viskas gerai. Balta permatoma pudra puikiai sugeria riebalą, matina odą ir apsaugo voką